Tai geriausia, ką gali gauti už 9 eurus Vilniuje. Na, bent kalbant apie burgerių kategoriją. Ir mūsų aplankyti Ford System čia užkelia kartelę labai aukštai. Pradžiui buvau skeptiškas, nes 8 eurų už klasikinį, 9 už šefą, kažkokios mažokos kainos lyginant su rinka. O čia dar Gedimino prospektas, na anksčiau kur drama buvo. Tikrai kažkur turi susimauti. Bet aplinka graži, daug padažų, o ir mano gerą draugą Vilkmergės alkoholinį turi. Beje, esu čia su draugu iš Australijos, tad galim sakyti atvyko tarptautinė komisija. Tad kalbėdami apie gyvenimą, keliam turės ir pradedam ragavimus. Draugas pasirinko klasikinį už 8 eurus, kurį čia ir matot. Gražuolis, tiesa? O čia aštriai marinuoti agurkėliai. Būsiu atviras, jie buvo traškus, bet aštrumo tikrai trūko. Tad sakyčiau švelniai aštrus. Kol draugas puola atakuoti savo klasikinį burgerį, aš paragauju bulvyčių ir padažų. Traškumo lygis 10 iš 10. Ir skonis toks pat. Nerealios bulvytės. O čia koleslovas, kuris skoniu nesiskiria nuo kažkada dramoje buvusių. Lengvai rūgščios, gaivios. Beje, visi matomi priedai po 2,50. O čia matot šefą mėsainį. Priminsiu, 9 eurų už tokį. Ir žinokit, jis buvo nepaprastas. Tai yra gana paprastas ir aišku savo sudėtim, bet nesos kepimas, jos skonis, švelni ir puri bandelė, riebus padažai. Viskas buvo taip gerai suderinta, kad keliu kepurę, ploju ir džiaugiuosi. Tai turbūt vienas geriausių pastaruoju metu man ragautų burgerių. Ir jis patvirtina seną taisyklę. Geram burgeriui nereikia daug. Tai geros mėsos, vienas kitą neužgožiančių ingredientų ir gero mėsos kepimo lygio. Tiek Australija, tiek Lietuva ploja, džiaugiasi ir pažada sugrįžti. Ačiū, labai ačiū.